Sveiki visi, šiandien Service 007 noriu pristatyti ir pademonstruoti dar vieną amerikietišką Ford Explorer automobilį, 3,5 litro 6 cilindrų varikliukas, 2019 metai. Tai nėra tiesioginio įpurškimo variklis, vadinasi visų 100% važiuos dujomis ir tą darys su kokybiška Landi Renzo itališka sistema, apie kurios komponentus labai trumpai pabandau papasakoti. Taip pat valdymo blokas sumontuotas štai šitoje vietoje, Landi Renzo Evo OBD, modernus, šiuolaikiškas, turtingas, sakykime, įvairiomis funkcijos, kurių dėka galim idealiai sukalibruoti kuro mišinius visose ūkių apkrovos bei temperatūriniuose režimuose. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turėsim puikią automobilio dinamiką bei puikias kuro sąnaudas tiek žiemą, tiek vasarą, net ir esant tokiai žiemai, kokią turim šiandien už lango. Atskirai nuo dujų reduktoriaus montuojamas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, patogus prie jo priėjimas, aptarnavimui keičiam skystą fazę, valom vožtuvą, viską taip kaip numato gamintojas. Pats reduktorius štai šitame kampe, Landi Renzo Li10 Turbo Oversize galingiausia šio reduktoriaus versija, greta dujinės fazės filtras ir priekyje matomi Reilo G7 Dakota dujiniai purkštukai, kurie yra sujungti tarpusavėje ir dujų padavimą turim padarę iš abiejų pusių. Be abejonės tam, kad turėtume maksimaliai stabilų ir vienodą kuro slėgį kiekviename dujų purkštuke ir galėtume itin preciziškai tą kurą paduoti į cilindrą reikiamų momentų, kada mums ten jo reikia. Dujinės įrangos saugiklis išvestas prie pliusinės klėjimos akumuliatoriaus, štai šitoje vietoje, be abejonės instruktažo metu bus parodytas ir paaiškintas klientui. Na, automobilis bus išbandytas kelyje, kaip tik dabar ruošiamės važiuoti už miesto. Truputėlį mieste, truputėlį greitkelio užkabinsim, už lango didelė pūga, sniegas, ledas, tai be abejonės bus sudėtinga, bet bandysim atsargiai tą padaryti. Na, visi variklio skyriaus darbai, komponentai, kuriuos matot, yra sumontuoti Service 007 pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai reiškia, kad yra naudojamos ir tefloninės, neskleidžiančios jokio kvapo dujinės žarnos, spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, gamykliniai laikikliai, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, parenkant tinkamus laidų ilgius, jokių nepamatysit užkaišytų, prikaišytų, kažkur prislapstytų į pūkinę izoliaciją priviniotų laidų, kaip kad dažnai tenka matyti, tai viskas yra taip, kaip turi būti, kiekvienas kontaktas yra lituotas, be abejonės apsaugotas termokembrikais su klijais. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų mygtukas montuojamas ten, kur jo pagidavo klientas. Viena iš dažniausių ir populiariausių vietų yra truputėlį žemiau sumontuotas gražiai įleistas apvalus mygtukas su guminiais apvadėliais, labai gražiai, netgi ir ne visiškai idealiai lygią vietą galim dėka tų intarpų padaryti lygiai ir gražiai. Dujų balionas sumontuotas atsarginio rato vietoje yra didžiausio diametro ir žemiausio aukščio. Na, mintis yra tokia, kad sėdynės, kurios čia susilanksto, netgi dabar paspaudžiau, tai pamatysit, ta prasme negalim dėti labai jo aukšto, kadangi tos sėdynės jos turi sugulti ir jos atsiremia į balioną. Tai yra 50 kelių litrų balionas, lygiai va gražiai susirenka, užsidaro. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, laikikliai, nerūdijančio plieno varžtai. Stengiamės jį padaryti maksimaliai patogų, tam, kad atsidarę dangtelį iš karto jungtume pistoletą ir piltumės dujas. Benzino galbūt su pistoletu reikės truputį palaikyti pakreiptą, bet kadangi pilsim turbūt 15 kartų dujas, o 1 kartą benziną, tai be abejonės prioritetas patogiam dujų užpilimui, o ne benzininiam užpilimui. Tai vasarą realiai užsipilus pilną baką benzino turbūt be rudens jo ir net ir nereikėtų. Gražiai viskas užsidaro, tikrai labai patogu. Tai tiek apie kokybišką Landi Renzo sistemą ir jos montavimą Service 007 į šį Ford automobilį. Jei kažką panašaus vairuojat ar tiesiog planuojat įsigyti, kreipkitės. Mes tikrai kokybiškai galim sumontuoti itališką Landi Renzo sistemą. Ačiū.